Sveiki, aš esu Berni Mačio, fizioterapeutas ir osteopatas. Ir esu čia tam, kad pristatyčiau jums toliau pateiktą klinikinį atvejį. Šis atvejis, kurį pristatysiu, yra labai dažnas. Tai nugaros skausmas. Turime 73 metų pacientų po operacijos profilį. Praėjus 2 mėnesiams po operacijos, jis kreipėsi į gydytoją, skųsdamasis funkciniu bejėgiškumu ir skausmu ir radijuojančių į abi sėdmenų pusės bei abi kojas iki pat blauzdų. Derindami manualinę terapiją ir jėgos terapiją, iš pradžių pradėjome nuo 1, 3 ir 7 programos centriniu lygiu ir taip dirbame iki 5 seanso. Nuo 5 sesijos, 3 sesijas, metameriškai dirbame pagal 3 ir 7 programą. Kai su šiuo pacientu pradėjome daugiau dirbti funkciniu lygiu, jis informavo apie didelį nuovargio jausmą po gydymo, kuris jam papildomai kėlė diskomfortą kiekvieną dieną. Labai didelis pokytis įvyko, kai grįžome į centrinį lygį, dirbdami tik pagal 5 programą. Nuo tada paciento savijauta drastiškai pagerėjo ir jis iki šiol tęsia aktyvų stuburo funkcijų gydymą. Tikiuosi, kad šis atvejis padės jums suprasti gydymo neinvazinę neuromoduliacijos sistema NESA koncepciją. Dėkuoju už dėmesį.